Gerai, tai pradžiai kelius žodžius apie varžybas. Žodžiai kančia, kaip visada. Kančia ir turėjom gerą priešinką. Pasitikrinom, kur mes dabar esam. O mes esam dar tik pasirengimo stadijoje, kaip aš sakau, dar tik lipam į viršų. Ir turėti tokį lygio varžovą, tai aš manau, čia nėra blogas dalykas, čia yra tikrai į naudą. Turim tik pasimti tas pamokas, kokias gavom. Ir pasimokyti iš tų klaidų. O tos klaidos, aišku, čia būna labai mažos, bet kadangi aukšto lygio komanda, tai tas klaidas labai nubaudėmės. Tai buvo turbūt trečio pradžioje nesusikaupimas, viena klaida esminė, kuri nulėmė visą eigą varžybų. Nes jiem leidom atitrūkti, o jinai gera komanda, yra sunku prisivyti. Tai gal mes ir tokį daugiau pradėjom chaotišką žaidimą žaisti, kuris mums padėjo grįžti tas varžybas. O šiaip sakau, noriu pasidžiaugti tik tai savo vaikinais, nes kas buvo aikštelėje, dabar žiūri, visi įmetė taškus. Bet ne tik taškuose, visi atidavė save, tiek gynyboj, tiek kovoje dėl kamuolių, nors ir ją pralašėm ir labai skaudžiai. Bet, sakau, tikrai neturiu priekaištų, tikrai šunuoliai ir visi atidirbo tiek, kurie žaidė, tiek, kurie nežaidė, atidavė ir padėdami, palaikydami emocinį. Trečias kėlinys, kas ten taip nutiko, kad varžovai sugebėjo taip smarkiai įsiveržti ir kaip paskui sugebėjo nuteikti vyrus, kad išsikapsyti šitą viską? Pirma dalis, tai aš sakiau, nenusiteikimas, koncentracija. Ir jau ne pirmą kartą tai akcentuoju, kad po trečią kėlinį mes žaidžiam blogai. Tai aš nežinau, reikės gal kažką pakeisti apšilime, dar pagalvosim apie tai, nes tikrai skaudus būna mums treti kėliniai. Ir praradom koncentraciją, o jų tokie žaidėjai kaip Vaidas Pečiukas ir Simonas Serapinas, jie tikrai mus nubūdė su savo tais tritaškiais ir padarė atkarpą, į kurią vis tiek turėjome jėgų ir grįžom. O grįžti leido turbūt gal tie keitimai, įneštas šviežias kraujas ir įėjo jaunesni žmonės, kurie, kaip sakiau, pradėjo gal biškį daugiau tokio jautimo, kuris mums buvo į naudą ir juos išmušėm iš ritmo jų, ką jie žaidė ir mes patys pakeitėliom gynybos sistemas ir taip ir grįžom, bet čia daugiau buvo turbūt noras ir valia. O ko pritrūko rungtynių pabaigoje? Minučių pertraukėlį pritrūko, nes ir taip jau bandžiau taupyti minutės pertraukėlės, bet dar turbūt norėjosi kokių 3 turėti. Dar porą atakų tikrai būtumėm išnaudoję, tai to pritrūko. O gal ir sėkmės kažkiek, tai nesumestos baudos. Čia nesėkmė, aišku, čia baudos nesumestos, jiems ten įkrito vieną nesąmoningą baudą. Taip susideda, toks krepšinis yra.